Sveiki visi, kas mane pažįstat, tai nereikėtų atskirai prisistatinėti, bet kas nepažįstat, tai esu Marius Dijokas, Lietuvos ultrabėgikų draugijos direktorius ir esu čia, nes tikrai neeilinė proga už vienos dienos ir 15 valandų čia visai netoliese Vingio parke mūsų laukia pats svarbiausias ultrabėgikų startas šiais metais. Tai 100 km bėgimas by Nord Secure. Ir šalia paraleliai nemažiau svarbus ir 50 km ir 50 mylių bėgimai. Tai mums labai reikšmingi startai, nes jų nebūna tiek dažnai, ypač Lietuvoje. O šitas startas kartu su Nord Security, kuris yra ir pagrindinis rėmėjas šito bėgimo, yra kartu ir Lietuvos 100 km uždaras šiais metais čempionatas. Taigi puikiausia galimybė mums įsivertinti ir nusistatyti, aišku, kas yra patys greičiausi 100 km bėgikai, 50 km bėgikai ir kas naujovė tikriausiai Lietuvoje, tai 50 mylių greičiausi bėgikai. Labai smagu, kad orai puikus, kol kas atrodo bus pakankamai šilta starto metu. 6 ryto Vingio parke gal dar nebus karšta, bet įdienojus gali būti labai įvairios sąlygos. Kas iš atvykstančių tarptautinių žvaigždžių, tai turim netgi 2 amerikiečius. Vienas iš jų, Charlie Lawrence'as, tik šiais metais jam buvo ratifikuotas greičiausias 50 mylių bėgimas pagal JAU. Tai yra greičiausias bėgimas pasaulyje, kuris pasiekė per 4 valandas 48 minutės, kas neįtikėtinas laikas iš tikro. Beje, 2 minutėm pagerino šitą rezultatą priklausiusi tikrai daug kam žinomam labai garsiam ir trail, ir ultra bėgikui Jim Walmsley. Tai va, tai labai daug tikimės iš jo, jisai bėga 100 km. Antra yra amerikietė moteris ir jinai yra Andrėja Pomaranski, kuri yra labai stipri maratono bėgime ir kiek žiūrėjau, jos dabar geriausias maratono bėgimo laikas yra 2 valandos 31 minutė, bet visi laikai ir sezono metu svyruoja tarp 2:31, 2:34, tai tikrai labai stipri atletė iš Jungtinių Amerikos valstijų. Irgi bėgs 100 km, tai daug dėmesio turėtų susilaukti. Dar vienas iš žinomų atletų yra japonas Toru Somija, kuris irgi yra labai stiprus maratono bėgikas. Maratonas pas jį yra 2 valandos 16, pusmaratonis 1:07. Tai sudarys tikrai rimtą ir stiprią konkurenciją jau minėtiems JAV atletams. O dar vienas iš tokių stipresnių bėgikų yra iš mūsų kaimyninės Lenkijos. Tai Lenkas Darius Nozinski, kurio irgi maratono laikas yra 2 valandos 24 ir pusmaratonis 1:09. Tai kaimynai irgi panašu mes labai rimtą iššūkį visiems, kurie dalyvaus šiame bėgime. Irgi bėga 100 km beje. Iš lietuvių dalyvaujančių 100 km distancijoje yra labai įdomi ir didelė intriga. Iš tikrųjų, niekada nesu matęs šio bėgiko dalyvaujančio ultra distancijoje, bėgančio 100 km. Tai Tomas Bizimavičius bandys šiemet, manau, ir tikrai stipriai bandys pasirodyti šioje distancijoje. Tomas dalyvavo šiais metais European Athletics organizuotame trail Europos čempionate, kur tikrai neblogai pasirodė, taip kad jis tikrai universalus bėgikas ir bus labai įdomu stebėti, kaip jam seksis ant plento, kuris visgi natūraliai bėga daug stipriau negu trailė, bet bus labai įdomios varžybos kartu su juo. Dar iš 100 km dalyvių iš lietuvių pusės, tai yra Tadas, kuris yra jau su pakankamai nemažu 100 km patirties bagažu, yra dalyvavęs 100 km čempionate Vokietijoje.
Ir turim dar vieną progą įsitikinti, kaip jisai patobulėjo per šiuos metus. 50 km distancijai turim didžiulę žvaigždę Lietuvoje, Lietuvos maratono čempioną Remigijų Kančį, kuriam ir priklauso, aišku, geriausias šiuo metu maratono rezultatas Lietuvoje. Tai Remigijui ultradistancija jau irgi nebėra naujovė. Kartu su ultra draugija paskutinius 2 metus jisai išbandė 50 km distanciją, bėgdamas tiek kalvotoje Ispanijoje, nes distancija buvo jo labai kalvota. Ir praeitais metais labai karštoje Indijoje, kur iš tikrųjų puikus rezultatai. Indijoje buvo 10, Ispanijoje pateko į 5, jei neklystų. Tai atrodo, kad galimas pasikėsinimas ir į Lietuvos rekordą. Labai tikiuosi, kad Remigijus jaučiasi gerai, linkėjimai jam ir tikiuosi, kad labai gerai jausis ir šeštadienį. Tai tikrai galimi puikus rezultatai. Tai tiek trumpai, tiek apžvelgiam visus bėgikus ir labai kviečiu visus. Šeštadienį jau nuo 6 ryto startuoja ilgiausios 100 km distancijos ir pagrindinės 100 km distancijos dalyviai. Beje, reikia pažymėti, kad distancija turi labai aukštą sidabrinį vertinimą, trasos sertifikavimą, sidabrinė spalva. Kitos 2 50 km ir 50 mylių turi bronzinės. Tai 100 km startuoja 6 ryto, o 9 ryto startuoja 50 km. Tai labai kviečiu visus ir laukiam Vingio parke šeštadienį. Vilniuje rengėme greičiausių pasaulio bėgimą. Dalyvauja visi geriausi pasaulio sportininkai. Ateikite rugsėjo 7 dieną į Vingio parką arba stebėkite per Delfi TV.